Darbuotojo atleidimas iš darbo. Nutraukime darbo sutartį. Atidarykime darbuotojo darbo sutartį. Ir spauskime mygtuką Nutraukti darbo sutartį. Parinkime įsakymą, kurio pagrindu sutartis nutraukiama. Ir sutarties pabaigos datą. Jeigu išmokama išeitinė kompensacija, nurodykite mėnesių skaičių, už kurį skaičiuoti kompensaciją. Jeigu sutartį nutraukėte per klaidą, galite atšaukti sutarties nutraukimą. Sutartis vėl pataps galiojančia. Nutraukus darbo sutartį, darbuotojo tabelis iki nutraukimo dienos pildomas automatiškai. Užpildžius tabelį, sistema jį automatiškai ir uždaro. Jums telieka paskaičiuoti išmokamą sumą. Kaip skaičiuoti ir išmokėti darbuotojo atlyginimą, žiūrėkime kitame video. Suformuokime ataskaitą apie atleistus darbuotojus. Suformavome ataskaitą apie atleidžiamus darbuotojus.